Man atrodo, mes jau eteryje. Sveikiname šiandien su Vilma. Aha, Turim tokią labai laba, laba. įdomią, tikiu, kad naudingą ir gal kartais, sakyčiau, tokią privengiam tą temą kalbėti, toks užsislapsto mane, kaip nepamesti savęs santykiuose. Šiandien pas mane svečiuojasi Vilma. Vilma, gal tu nori pati save pristatyti? Oi, aš, nuo kurio čia gal pradėti man? Ką? Nežinau, kas tau O, labiausiai apie save ką pasakyt. aš esu Vilma, gyvenu Danijoje jau 15 metų ir dabar šiuo metu esu mentorė, intuityvioji mentorė. Tas mano kelias iki mentorystės prasidėjo paprasčiausiai tuo, kad aš turėjau labai daug klausimų, labai daug tokių įdomių, sudėtingų situacijų, kur norėdavau rasti klausimą. Realiai tai aš nuo pat vaikystės keldavau klausimus, kodėl žmonės tokie skirtingi, kodėl jie skirtingai elgesi, kodėl vienoje šeimoje skirtingi vaikai ir skirtingai elgesi ir skirtingai suprant, kodėl vienas tą gali, o aš pavyzdžiui negaliu, kodėl vienas laimingai gyvena, o aš pavyzdžiui nelaimingai gyvenu, arba aš laimingai gyvenu, o kitas susiduria su problemom, juk atrodo mes tą patį suvokimą turim, kas yra gerai, kas yra blogai, kas yra tinkama, kas yra netinkama, kaip gerai ar kaip blogai elgtis, taip toliau ir panašiai. Ir mano gyvenime buvo tokių situacijų, kad tiesiog aš jausdavau, kad kažkas čia negerai, kažkas čia ne taip. Ir kodėl taip yra? Kodėl, kad ir ką aš bedaryčiau, nu va, gaunas ne taip, kaip aš norėčiau. Vidai iš vidaus. Ir aš pradėjau lankytis po visas praktikas, dvasinės praktikas, prieš tai prisiskaičiusi ten visokiausių knygų ir patarimų, ieškodama atsakymų. Ir man nenešė naudos ilgalaikiai perspektyvoj. Ir eidama per tas praktikas, po to prasidėjo dvasinės praktikos, pradėjau suvokti daugiau apie save, pradėjau daugiau justi, kad aš supratau, kad aš jaučiu ne tik penkiais pojūčiais - klausa, rega, lytėjimu, uoslė, skoniu, taip toliau ir panašiai. O ten yra tikrai daugiau kažkas, daugiau negu aš galiu savo protu suprasti. Ir pradėjau aš mokintis tam tikrų metodų ir, ir papuoliau į intuityvėją mentorystę, kuri man padėjo atsakyti tam tikrus klausimus. Ir kai aš pradėjau atsakyti savo tam tikrus klausimus, pradėjau keistis, aišku, nes tai keičia, nes pradėjau galvoti, ko aš noriu, kaip aš noriu, kas man teisinga, kas man neteisinga, kas sąžininga man pačiai prieš save. Tiesiog pradėjau žiūrėti labiau į save, į savo vidų, ne į išorę. Ir, ir po to galvoju, kad visa tai, ką aš praėjau, į tuos klausimus, kuriuos aš atsakiau, man pradėjo viskas veikti. Ir galvoju realiai, kiek moterų pas mūsų šiam pasaulyje, Lietuvoje, visam pasauliu, susiduria su tom ir pačiom problemom. Taip. Čia nėra kažkokių stebuklų. Ir kuo toliau, tuo labiau aš girdžiu moteris kalbant, pasipasakojant ir aš žiūriu, kad mano tos patirtis, kas aš patyriau, jos yra vos ne kaip vienas prie vieno. Ir aš supratau, kad aš perėjusi tą kelią, susirinkusi tas patirtis, išbandžiusi būdus, metodus, kurie man veikia, aš taip pat galiu padėti tom moterim, kaip pasakyti, pažinti save santykiuose. Ir, ir va dabar aš tai darau. Super, šaunuolė. Nes ką mes ir matom ir tose pačiose forumuose, ne, eilė klausimų, kad moteris jaučiasi negerai santykiuose, pametusios save,
save išduodančios ir krūva tų kitų problemų, ne? Bet čia mes susirinkom tokia ta tema, man atrodo, nu, tikrai, kuri labai aktuali, vat kaip nepamesti ne savęs tose santykiuose. Nes viskas gerai, kaip ir mes kalbėjom, kai ta pradžia, kai įsimyli, kai ten drugelis skraido, nu tai natūralu, kad ten vienas prie kito, žinai. Tai čia su šito etapu turbūt, nu, tik pasidžiaugti jo reikia, nes jisai nėra labai jau toks ilgas. Bet kai tie santykiai, jie, nu, išgyvena skirtingus etapus, skirtingai reiškiasi, skirtingai einam, nėra vien tik drugelio etapo, pažįstam vis labiau vienas kitą, atsiskleidžiam. Ir va tas pametimas, ne, savęs, kuomet gal moteris susitapatina, gal net sakyčiau, su to partneriu, kad kur jos norai, ne, ten valgyt mėgsta vyras ir gal, nu, kaip pavyzdys toks grubus, galbūt ir aš tą mėgstu, nors iš tikrųjų gal nemėgstu ir darau, nu, ne tai, ką noriu. Ir vat, kaip vat, tu manai, kur pagrindinis tas kabliukas būna to pametimo savęs, jau mes nekalbant apie tą pagrindinį, nu, tą drugelio etapą, kai jisai jau praeina ir nueina į tuos, nu, pavadinkim jau kitus tos santykius, nu, kaip, kur tas kabliukas, kurioje, vat, moteris pameta save? Tada, kai mes nebegirdim savęs, kai tikrai jau pradedam nebegirdėti, ko mes norim. O iki tol, kol mes pradedam negirdėti to, ko mes norim, mes tiesiog prioritetu darom kitą žmogų, tai šiuo atveju partnerį. Ko jis nori, kaip nori, jeigu jam kas nors nepatinka, sujudina ten jo trigerius ar dar kas nors atsiranda konfliktas. Jeigu tie konfliktai dažni, va pradeda kilti klausimas, nu realiai reikia šlifuotis. Realiai reikia derintis, realiai reikia nusileisti, nes mes mylim vienas kitą, mes gyvenam kartu, nors va širdys. Nu, jauti, kad nu kažkas ne taip, nu, bet vardant šeimos, aš arba vardant jo, arba vardant mūsų meilės, aš nusileisiu vieną kartą, nusileisiu antrą kartą, nors tie nusileidimai būna skaudus. Jie būna nerealiai viduj skaudus, nes kiekvieną kartą, kai tu nusileidi, sukandus dantis, nu jau kūnas pats daro tai su laiku, tu formuoji įprotį nusileisti. Tu formuoji įprotį savęs nebegirdėti. Ai, aš šiandien taip, ai, aš dar kartą taip, ai, aš po mėnesio dar kartą nusileisiu, nes šeimos atmosfera yra gerai, nes aš nenoriu konfliktų. O po to po truputį, pamažu, tu nusileidi ir tu jau tą liniją taip nusileidęs, kad tu nebepastebi, kad tu nusileidai, jau tai tampa tavo kasdienybė. Ir tie konfliktai ne tik, kad jie mažėja, bet tu stengiesi tiesiog išsukti taip, kad būtų kuo mažiau skausminga bendrai paėmus. Bet kad tau tenai, žinai, verda ir kad tau negerai, kad tu jautiesi neteisingai, kad tau skauda iki nežinau kur, iki kaulų čiulpų. Tai tiesiog taip, gerai, aš pakentėsiu, su tuo aš pakentėsiu ir kito pristatymų prioritetu, tu tiesiog prarandi tą savo balsą širdies. Mhm. Bet kai tai vyksta, ar tai bendrai nėra, kad apskritai nesveikas santykis šeimoje toksiškas yra? Jo, žinai, kas yra toksiški santykiai? Pagal mano supratimą, toksiški santykiai yra tie, kur šeimoje konfliktų yra pakankamai daug. Jeigu šeimoje jaučiasi įtampa, jeigu šeimoje jaučiasi pastovus nesusikalbėjimas arba šeimoje jaučiasi, nu, toksai galbūt nebijojimas pasakyti arba svarstymas, ar man reikia tai pasakyti, ar nereikia tai pasakyti. Ir pradėjome galvoti, jo, ką tai išauks, ar man apsimoka, ar neapsimoka tai sakyti. Tai jau tada vadinas kažkas yra nelabai gerai. Jeigu mane tie santykiai daugiau skaudina,
ir daugiau žaidžia ir suteikia daugiau kančios negu laimės, pasitenkinimo arba neutralumo, tada aš jau pagalvočiau, ar tie santykiai iš tikrųjų nėra jie toksiški, toksiški. veiki santykiai. Nes tokiuose santykiuose natūralu, kad turbūt, pameti save. Nes kaip ir tada tokia baimė nuolatinė turi pasakyti netgi savo poreikius turbūt. Ar taip? Jo, jo, pasakyti savo poreikius, ko tu nori, na, kad ir pasakai, gali būti jie atmesti, žinai, tie poreikiai. Išjuokti, ne? Ten Jo, maždaug, tu čia prisisvajoji, žinai, ne, iš tos jo, serijos. arba ar tikrai tau reikia, nu, tu pakentėk, žinai, o tu galvoji, nu, aš noriu, man reikia, čia man, žinai, toks pasilepinimas, bet ar tikrai nori ir tada įsiveli į tą proto žaidimą, ne bet tai, kad tu nori, bet ar tikrai noriu, ar tikrai man reikia, gal geriau taip, gal geriau anaip, ar tikrai norėtum. Tai čia Tikrai galbūt visiškas tau reikės. pametimas, kada gaunasi taip. Taip, ir Nes žinai, tu tie va toksiški santykiai yra realiai dviejų žmonių kūryba. Čia nėra vieno, supranti, nėra vieno kalto, o kito nekalto. Nes į tai, ką sukuria du žmonės, tai tas, sakykime, va čia vienas, čia kitas, ir ta atmosfera, kuris sukurta yra, tai yra dviejų žmonių. Taip. Dviejų žmonių, va, tų nepasitenkinimų, lūkesčių iš vienas kito per didelių, va, žinai, va, rezultatas. Nes realiai, jeigu mes žiūrėtume, kaip man geriau, ko aš noriu, ir mes turėtumėm tai, ko mes norim, mes vienas su kitu tikriausiai labai gerai sugyventumėm, nes mums nebūtų reikalo kabinėtis, kodėl tu esi toks, anoks ar trečioks. Mes nebūtumėm tokie, žinai, tušti, kam reikėtų viens prie kito prikipti, žinai, ir prašyti, žinai, tu užpildyk mane, žinai, tą meilę ar laimę, ar elgis pagal mano dūdelę. Žinai, va tas užpildymas man iš karto toks ateina tas supratimas, kad žmonės ateina iš trūkumo į santykius. Ir dažniausiai mes visi ateinam iš trūkumo, ne iš pilnatvės. Nes tokio sąmoningumo jau stipriai reikia turėti, kad jau ateitum tu iš to gausos, ne? Nes, pripažinkim, ir moteris dažnai eina į santykį dėl to, kad vyras išpildytų kažkokius jų lūkesčius. Tai labai dažnai tai būna, kad jisai turi mane laimingą padaryti, nežinau, ir į tą pačią šeimą eina iš to, kad, kaip ir visi kūrė ir man reikia, ir aš noriu, tai iš tokio to trūkumo ateinam. Žiūrėk, ir tada ir kaip aš dabar, va, prisimenu, kaip žmonės sako, jis mane padarys laimingą, arba jinai mane padarys laimingą. Arba, žinai, kai mes visada nukreipiam, kad kažkas mumis padarytų laimingais. Taip. Ne, mes su kokiu lūkesčiu einam į kitą žmogų, tu mane padaryk laimingą. Aš nežiūriu, kad, žinai, atsakomybę net atiduodam už save, kad tu padaryk. Jo, tu davai man padaryk, jeigu tu manęs nepadarysi laimingu, aš tau parodysiu, kaip tu mane dar gali padaryti laimingu. Aš tau, nežinai, va taip parodysiu pirštukais, koks tu turi būti, arba kokia tu turi būti, kad tu padarytum laimingas. Mane laimingu. Žinai, o jeigu pats su savimi negali būti laimingas realiai, tai koks šansas kitam žmogui padaryti tave laimingu? Joks. Jokio. Aš tokią istoriją trumpą pasakysiu, su kliente tokia dirbam, ir sako, jinai pati gyvena pas tėvus ir nori vyro, su kuriuo galėtų kurtis gerbuvį. Ir vėl visas viltis tokios į išorę, žinai, sukrautos, kad vyras turi atsirasti ir jai padėti kurti tą gerbuvį. Ir vėl puikiai tokia situacija, kai vėl žiūrim į išorę, kad kažkas ištemptų. Tai į tokių tos santykius nuėjamės ir visko tada pridarom. Ir pametam save, ir reikalaujam,
ir lūkesčiai mūsų tampa kaip ir tokie neatliepti. Ir dar turbūt krūva tų tokių visokių situacijų prisikuriam. Jo, Bet po to vat, prisideda vaikai, prisideda tos šeimyninės rutinos savęs pametimas vaikuose arba savęs pametimas darbuose. Kai, pavyzdžiui, kai žmonės pradeda daugiau dirbti ir ilgiau dirbti, ar dar kas nors, tai yra tiesiogiai vengimas va tų, va buvimo kartu, arba tų, net nebuvimo kartu, buvimo kartu ten gali būti, ten yra gerai, gali būti gerai, bet va tos problemos sprendimo žmonės, nu kartais, žinai, va taip, va, vengia, aš daugiau darysiu kitus dalykus, negu va, imsiu ir spręsiu problemą. Arba mes tiesiog nusisukam. Va čia tie aukų modeliai, kur aš pas Jūratę nu, pasižiūrėjau, aukos modelis. nes gal lengviau taip, ne? Vat apsimest. Mes bėgam. Pabėgt, Mes, apsimest, pasislėpti, matyt. jo, mes geriau, žinai, va surandam, kur aš esu geresnis kitur, bet ne ten, kur man yra svarbiausia. Taip. Tai va, Tai ir gerai, Vilma. Jeigu grįžtam prie mūsų vatanetos temos, kaip nepamesti savęs santykiuose. Tai jau kaip suprantam, tas toks, jeigu nesveiki apskritai toksiški santykiai, tai juose iš vis labai lengva ir save pamesti ir viską. O kaip vat tada užsikabinti už ko, kad vat nebūtume? Kaip vat pradėti vėl eiti save, ne? aš tai jaučiau tokį didelį vidinį poreikį aiškintis. Aš Aiškintis. bandžiau aiškinti, žinai, su išorė, su savo partneriu, bet tai ten mums buvo taip, kad mes visai skirtingas pasaulėžiūras turėjom, visai skirtingus supratimus. Mes skaitėm tą pačią knygą, bet mes visai skirtingai ją supratom. Ir tada galvojom, va, man partneris sakydavo, tu tiek knygų jau perskaičius, pas tave namuose biblioteka yra ir vis tiek tu nesupranti nieko, žinai, va, tai neblemba, kaip aš skaitau ir aš nieko nesuprantu, nu kaip taip gali būti, žinai. Galvoju, jeigu aš išorės, nu negaliu, žinai, va taip tuose santykiuose kažkaip prasistumti, ne? Taip, ką man būtų gerai, vadinasi, galvoju, tai man reikia kažką žiūrėti į save. Ir va taip pamažu pradėjo plaukti jo praktikas, tokie užsiėmimai, paskaitimai, užduočių, pažiūrėjimai, žinai, padarimai. Ir, žinai, pradėjau taip galvoti, aha, taip, ateina emocija, žinai, aš jau matau savo vidui, aš noriu ją užspausti arba nekreipti dėmesį. Nu taip negerai, tai darosi įtampa kūne. Nuo to ir pradeda mintis ir tu pats užsisuki tuose mintyse, kuri tų negatyvių minčių pagreičius ir galvoju, kas virš išorėje, tas ir viduj. Aha, galvoju, jeigu išorė aš esu, nugyvenu, negaliu pasakyti tokia nelaisviai, bet aš gyvenu, kad nesusitvarkau, nerandu išėjimą, vadinasi, kažkas pas mane viduje yra negerai. Ir galvoju, tai dabar aš pasitvarkysiu savo biškiuką mintis, biškiuką emocijas ir tada pradės mano keistis ir išorė. Na ir aš pradėjau taip kapstytis paviršutiniškai, krapštytis, galvoju, nesikeičia pas mane nieks. Nu galvoju, kas čia dabar yra? Kodėl čia niekas nesikeičia? O po to, kad tu turi, žinai, kad galvoji, visata yra atspindys, visi žmonės yra tavo atspindys, žinai, visata yra kosminis veidrodis, taip toliau panašiai galvoju. Nu, bet aš atrodo kaip ir laiminga, ne, kaip ir taip, kaip ir stengiuosi ir kombinuoti ir tą, ir aną, ir vis tiek galvoju, gaunu tą patį. Nu, kas čia Sąmonė, ne, kokia tai. galvoju, kaip man aš pradėjau rašyti norus, žinai, ką man visatą kaip pildyti, galvoju, nelabai man pildos tie visatos norai.
galvoju, tai kaip ta visata pildo tos norus, žinai, va tokiom paprastom, naiviom, mergaitiškom. Va, pradėjau tiesiog išsikelinėti savo klausimus ir aiškinti. Ir tada aš sužinojau, kad su visata mes komunikuojam vibracijom. Kaip aš noriu gauti gerą, nu, tai, ką aš noriu gyventi darnoje, laimingai, surasti patį save, žinai, tuose santykiuose vėl atgauti tą savo, kur man yra gerai, nes jeigu aš kaip ne, į kairę ir į dešinę. Tai galvoju, jeigu pas mane, žinai, aš kaip viskas gerai, fainai, bet jeigu viduje aš pyktį tokį nešioju, žinai, Mhm. akmenuką, antus galvoju, tai kokią aš vibraciją turiu viduje. Tai ką aš išvibruoju? Ar aš savo nemeluoju? Labai geras klausimas. Jo. Ir tada, kai pradedi sulyginti, žinai, tuos dalykus, tai ateina, aha, pat savo grupiai irgi pasidalinau. Ne, veidrodžio praktika, nu, aš tai pavadinau. Ateini prie veidrodžio ir tiesiog be jokių lūkesčių, su meilė savo, žiūri į veidrodį, į savo akis. Ir su tokiu tyru nuoširdumu klausi, ko aš noriu. Taip. Nes labai dažnai Ir negalim žiūri atsakyti tau šitą į akis, klausimą nes, sau. jo, nes supranti, jeigu sėdi ten valgai arba taip knygą skaitai, žiūri į sieną, ko aš noriu, ir tu gali pasimest, bet kai tu save, savo akis ir savo veidą, ypatingai savo akis matai prieš veidrodį, ir tu žiūri į save, ir tu klausi, ko aš noriu, kaip aš noriu, ir ar aš esu laiminga. Ir ar aš darau kitą žmogų laimingą, savo vaikus iš tikrųjų laimingus. Tada galvoju, tada kaip aš kaip mama mokau savo vaikų ir kaip aš atrodau savo vyrui. Ir žinai, ir čia reikia tokio paprasto atvirumo, paprasto Sustabdyti. nuoširdumo ir pripažinimo, va taip yra, nesislėpti, nemeluoti. Va taip yra, va ir nuo tada tu pradedi, žinai, keistis. Ir kadangi tu visada pritapai, norėjai pritapti arba pritapai prie kito vyro, nu, reikia derintis, reikia gyventi, nes aš prisiskaičiau tokių teorijų prieš tai knygų visokių ten, 5 meilės kalbos, jo, Taip, tai garsiai labai knyga. jo po to, kodėl vyrai myli kates. Kokia dar ten knyga buvo? Ir Šitą. aš galvoju, nu, nei viena neveikia. Ir man neveikia, nes realiai aš tai dariau prisiskaičius ir iš proto, žinai, kad aš būčiau darius iš širdies, nors aš ir širdį ten atsimenu labai daug įdėjau, bet aš supratau, ką man neveikia. Ir kai aš pradėjau gilintis į save, kodėl taip yra, aš pradėjau keistis. Ir staiga, žinai, va mano partneris sako, Vilma, tu pradėjai keistis. Ir kaip jis reagavo? Jisai Jisai man apie tai labai daug nepasakodavo, bet jam sunku buvo suprasti, kad taip žmogus gali pasikeisti. Bet realiai į kito žmogaus, tai aš buvau va ta pati, kuri save jaučiau, kuri buvau nepasimetus, tik pamačiusi tą žmogų, įsimylėjus, žinai, norėdama su juo gyventi, susilaukti vaikų, ir gerą ir fainą gyvenimą turėti. Ir man reikėjo, nu, derintis, o per tą derinimąsi tokį, žinai, ir tų knygų teorijų naudojimą, ir va taip ir paslysti tu. Trinkšt į kitą pusę ir tu girdi kitą žmogų, tai tu gyveni va pagal kitą žmogų, pagal kitos knygos teorijas, vieniem gali veikti, kitiem gali neveikti, čia nėra panacėja. Ir tu va taip fokusą, ne tik į tą partnerį, va čia neteisingai yra sakyti, ką vieni partneriai, bet ir į tas teorijas, tas knygas, kitų psichologų aprašytų, žinai, va tos modelius, taip toliau, panašiai, tu pradedi išdėstyti pats, ką skaitai knygose.
per realaus psichologą. Bet kaip tu skaitai knygoje, kaip tu išsiaiškini, pradedi va taip ir tu taip išsimėtai realiai per visas knygas ir per visas teorijas. Ne tik partnerį, tu pasimeti partnerį pačiam, ko jis nori, nes jau pradedi valgyti, ką jis nori, pradedi važiuoti, kur jis nori, nu negi čia dabar kenčiasies, man irgi gerai, nes aš jau nebežinau, ko aš noriu. Man gerai taip, kaip jam yra gerai. Bet žiūrėk, Vilma, iš dalies tai patogu, nieko galvoti nereikia. Bet skauda. Kol patogu, tol patogu. Jeigu gerai gyvenas, tai gerai gyvenas. Žinai, bet jeigu skauda. Nu taip. Bet toks jo, gali būti vienom ir patogu. Bet, nu jo, gali būti. Bet aš manau, galbūt tai yra laikotarpis. Nu, taip, Nes vis kaip tiek ir kažkur visur. tu užsiduodi, kur aš ir ko aš noriu. Matai, man sonata buvo labai svarbu tokia neasmeninė laisvė, bet aš visada turėjau tokį, žinai, savy tokį, žinai, ne tik kad aiškinimąsi, bet tokį kažkokį vidinį, tokį varikliuką, kuris va taip, trunkšt, va taip, tinkšt, taip, bum, 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 žinai, mane taip. Elbės, ne? Kirminukas, jo, kad kažkas Nes tai atrodo išorė taip, taip, taip ir kitiem atrodo, wow, žinai. Bet o viduj, bet kaip tu tarp dviejų pasaulių tu turi pasirinkti, tarp to išorinio arba proto pasaulio, kokį tu norėtum turėti, kaip tu atrodysi prieš kitus, ką apie tave pagalvos kiti, ar pritapsi prie tų visuomenės normų, arba tu tapsi ta, žinai, moterim, laukinė moterim. Skaitai tą knygą? ne, Arba neskaičiau. jie, va paskaityk tenai moterų Bibliją. Ir supranti, arba tu tapsi tą laukinę moterim, kuri pati save jaus, pati savim tikės ir gyvens tą iš vidinį savo, žinai, tą gyvenimą taip, kaip jai norisi, kaip jai reikia. Kada norės, tekės kaip upė, žinai, to krioklys, taip, ar kai upelis, čiurlens stiliui. Tas vat vidinis, toks prigimtinis tikriausiai pas mane yra tas, pum. Nes yra du pasauliai - proto ir vidaus. Jeigu viduje aš jaučiuosi negerai, nu žinai, man visada tą tokį šaukštą į medaus statinę, žunkšt, visada įkišt. Vadindavo, ne? Mhm. Tai ką tada toks, kad visų pirma, reikia pasiryžti būti atvirai su savim? Mhm. Tie klausimai gali būti labai net nepatogus, kuriuos tu suminėjai, ko aš noriu, kaip Jo. aš, ko aš moku savo vaikus, Ar aš esu laiminga? ar aš esu laiminga. Nes tada turbūt gimsta labai daug baimių, ne? Jo. Kiti atsakymai ateina. Mhm. Kas bus? Kaip Kas bus, žinai? Ar aš sugebėsiu? Ir didžiausia, žinai, toks didžiausias, tikriausiai čia negali sakyti, ką baimė, bet o jeigu bus kitaip, negu aš esu įpratus? Nu, sunku išeiti iš komforto zonos, ne, pavadinkime. Jo, yra labai, pajudėti per centimetrą gali savo priimti, bet žinai, jeigu judėti per 500 kilometrų ir kai tai reikia padaryti, žinai, o jeigu kitas žmogus, žinai, sako, aš, nebegaliu, jau tu pasikeitai taip ir aš jau čia kažką reikia daryti ir tu sakai, žinai, aš žinau, kaip gali būti geriau. Aš tiesiog vidumi žinau, ką mum gali būti geriau. Tu tik duok man ranką. Ir čia, žinai, va tas taškas, kur pasisuka, arba tas žmogus duoda ranką, arba tas žmogus tiesiog eina gyventi savo įprastą, jam priimtiną gyvenimą. O gerai, tu sakei, vyras pastebėjo, ne, tavo atveju, kad pasikeitė, ne? O kame tie pokyčiai buvo? Va čia reikėtų realiai jo paklausti. Jo, Nes aš ėjau po tos pokyčius. Jo, nes aš pati supratau, kad
kaip aš noriu, kad viskas būtų. Aš tiesiog pati priėmiau savo sprendimą, aš nenoriu kentėti ir nenoriu kitą kankinti. Aš noriu mūsų santykius iškelti visai kitokį, žinai, kitokį, jeigu gali pavadinti lygį. Mhm. Nes aš jau tiesiog tame nebegalėjau būti. Tai kaina yra per didelė. Ir mes galvom, kad jeigu kitas žmogus, žinai, pasakys, nu, viskas, baigta, aš su tam negaliu būti, žinai, skirybos. Ir mes tas skirybas priimam kaip pasaulio pabaigą. Bet realiai tai yra sprendimas. Tai vienas kaip iš daugelių sprendimų, kai mes keliamės, einam į darbą, kai mes ieškom darbo, kai mes surandam naują darbą ir mes priimam sprendimą dirbti ten ir nedirbti. Tai čia bendrai paėmus tik yra sprendimas. Tik tas požiūris, kokį mes turime tą sprendimą, yra, gali būti skirtingi. Arba aš einu va šitaip užsidepresavęs, arba aš gerai, aš pradedu naują gyvenimo etapą. Ir jeigu kada man bus taip, kad tas žmogus pasitaikys vėl mano kelyje, ar jis apsigalvos, ar dar ką nors, ar aš matysiu, žinai, kokią iniciatyvą, taip toliau, aš visada esu, nu, pasirengusi, nu, priimti, žinai, va taip. Bet taip, kaip man tekas, taip, kaip man jaučiasi gerai. Tai, Taip, sprendimas jo, nu, tos kaip skirybos čia vardinam, bet jeigu priimsi sprendimą keistis taip, kaip tau patinka, tai ir tie santykiai tada iš naujo turi, nu, naują pavydalą, pavadinkime. jo, jie išsivystė. Bet Mm. kokiu atveju tas sprendimas, jeigu negerai, iš to momento priimtas, ar tai vienoks ar kitoks, jisai vis tiek atneša gėrio, kaip pavadinti, naujumo, to šviežumo, to nebestovi tame pačiame taške. Man atrodo, svarbiausia yra, jeigu buvo blogai, nestovėti tame pačiame taške, ten po krūvą metų ir tik dėjuot. Vis tiek apsispręsti ir arba keisti, nu vis tokio, vienokio ar kitokio atveju gaunas, kad turi eiti į pokytį. Nes pastriktame negerume, kai jau nebesijauti nei ten savim, nelaiminga visa ir ta santuoka pati turbūt, tie santykiai, nebūtinai santuoka, jau nebeneša laimės, tai nu sunku yra. Tame, aš vadinu tokias būsenas vidinių kalėjimų. Tam nebebūna dažniausiai laimės jau vis tiek. Kad ir tas lūkestis dar yra, kad kažkas tave turi padaryti laimingą, bet kai to negauni, tai tame pasimetime gyventi, tai, nu, man atrodo, sudėtingiausia yra. Jo, ir tai kainuoja ir laiką, ir energiją, ir kai tu galbūt supranti, kad tu nori turėti tą vidinę ramybę. Man tai reikėjo vidinės ramybės labiausiai. Nu, man šitas irgi labai patinka. Ir galvoju, nu aš tai nusipelniau vidinės ramybės. Kas man pasakė, kad mes turim šiam gyvenime kentėti? Mes gyvenimą turim tik vieną. Čia Nu, patys ir šią akimirką, čia ir dabar su tais žmonėm, tuose vietose ir situacijose mes turim į, nu, va čia ir dabar, dabartinį. Ir aš noriu būti laiminga, ir aš noriu, kad mano vaikai būtų laimingi, ir aš noriu, kad mano partneris jis būtų laimingas su manim ar be manęs. Jeigu mums taip yra sunku būti, jeigu mes taip prasilenkiam sąmoningume tam, ar ne, tai gal jam tikrai būtų geriau turėti šalia savęs tą moterį, kuris mylėtų ir jaustus mylimas, kuris jaustus gerbiamas ir jis gerbtų, kur susikurti galėtų tą tikrai laimingą gyvenimą. Tai čia tas ir yra momentas, kad nebūti tame, ne, tose emocijose blogose, kurios, vat ką tokiu atveju jauties neįvertinta turbūt, ne? Jo, neįvertinta, jautiesi pavargus. Lūkesčiai galų gale nepateisinti, turbūt irgi būna toks. Ir aukos tada atsiranda to
Jo, išsekęs atrodo ir pastoviai įtampos ir jo, tokia Yra, savigrauža atsiranda. Žinai, kas ir atsiranda dar? Atsiranda savigrauža dėl savęs pačios, kad tu vat, vis tiek jauties negerai, kad ir ką tu padarytum. Arba atsiranda savigrauža, kad tu nepakankamai padarėjai dėl to, kad būtų gerai, kad tu kažką pražiūrėjai, pražiopsojai, žinai, pakankamai net nepasistengiai iki to, kad būtų gerai. Ir žinai, taip kaip čia realiai, kaip tu viską bandai ir pasiemi viską bandyti gerai, aš bandysiu, taip moteris kupranugaris ar kaip ten vadina, žinai, aš bandysiu viską, kad tik pasiekčiau tai, ką noriu, nu, kad turėčiau tuos santykius gerus, va būtent su tuo žmogum. Tai tu tiesiog va kaip užsidedi tokiu, kaip miglą ant akių. Ir tu pati nebesusigaudai, tu tik turi tikslą, va, kad taip būtų gerai ir aš bandau, bet ką, kai uždėta, va, ant akių ir tu, kai žinai, kaip dar tai žaidži. Ir bandai kur nors nuvesti į patį centriuką. Au, bet tu nepataikai, nepataikai, bet tu nepataikai. nepataikai. Ir tu dėl to graužės. Ir kuo tu daugiau graužės, žinai, taigi tu, ką reiškia žodis graužės? Tu grauži save. Tai visos situacijos tada tokios susisuka, kad, nu, tos laimės ir kaip mes įvardinam, mum abiem tą vidinę ramybę, tai toli gražu ten nieko panašaus nebėra. Tas gyvenimas toks, nemielas turbūt netgi kažkuria prasme lieka. Jisai tampa toks kasdieninis, žinai, ir toks, nu, realus, kad tu apie tai per daug negalvoji. Tu stengiasi, žinai, va taip, metai, kad pataikytum tą dalyką ir aną dalyką padaryti. Tiesiog įsikinkai tą tokį, žinai, užburtą ratą ir varai, kol pagaliau, nu, žinai, nori pasiekti tą, žinai, tas duris, tu galėtum atidaryti ten ir saulutė tau ir jam nušvistų. Nu, bet, nu, nenušvinta. Nu jo, jeigu mes taip Gerai, kalbam, kad tu pataikai atidaryti ir tu atidarai ir saulutė jiem visiems, jum abiem nušvinta. Žinai. Tai yra labai gerai. tokios būsenos, tai net ir prie ligų įvairių, aš taip manau, Jo, lengvai gali taigi, pavyzdžiui, privesti. aš galvoju realiai, vat, nu, nežinau, čia reikia pasiskaityti knygas, tyrimus, medicinos tuos straipsnius. Nervų lygos, psichosomatinės. Tai ta pati depresija. Depresija, vat, tikai, Siekimo. širdies permušimai arba skrandžio skausmai, žinai. Jo. Nervų sistemos tokie, žinai, kad jautrumai dideli perdėti irgi nuo streso. Kiek realiai dabar žmonių jie gauna biuletenį dėl streso. Aš nežinau kaip Lietuvoje, bet Danijoje. Mhm. Taigi jau pasako stresinė liga. Nu Mhm. ir viskas, tu žinai, kad jau žmogui buvo per daug. Tai tas pats išsekimas, irgi perdegimas, ne taip pasakiau, bet perdegimas irgi skaitos bent jau užsienį kažkur kaip liga, Lietuvoje irgi Mhm. nežinau, ar tai skaitos ar ne. Kartais, Tai žinai, geras, man atrodo, kad mes gaudomės vėjus laukuose ir patys to nesuprasdami. tiesiog kas čia įvyksta, baisu pasižiūrėti į save, ne atsakyti savo į tos klausimus. Jo, Toks baisu gauna, pasižiūrėti, ką aš turiu. Atmetus visus lūkesčius, visus prisirišimus, ką aš realiai turiu ir ar aš esu laimingas. Nes laimė tai ne nuo proto priklauso, žinai. Laimė priklauso, va, ar aš esu taip, ir jos net patenkintas. nereikia ieškoti išoriai. Jeigu čia Mm, nėra, tai joks ten nei vyras, nei niekas neužpildys, kad ir mm. kaip tai bebūtų. Tai ką mes, Vilma, dabar jau žiūri, čia užsiplepėjom, Oh, bet man kažkaip nu, jau širdis teisingai. vyka, kad kam reikėjo tai išgirsti labai daug tokių atsipažinimų ir manau, kad tikrai naudinga. Tai pabaigai, ką mes, tu galėtum patart tokį kaip palinkėjimą, patarimą moterim, kurios
Nu, jau šiai dienai, vat, atpažino, vat, tuos, ne, nu, simptomus, pavadinkime, ne. Ką tu jom galėtum patart? Koks jų galėtų būti pirmas žingsnis ėjimo to į save? Pirmas žingsnis, taip, žinok, ėjimas į save, savo vidinis pripažinimas realybės ir žinojimas, kaip nori, kad tavo gyvenimas atrodytų, kaip tu nori jaustis, turėti viziją. Ir jeigu turi viziją ir tave seka, tai labai puiku. Jeigu tu turi viziją ir vizijos, kaip pasakyti, sutampa, ne? Tada yra puiku. Bet jeigu jūsų vizijos įsiskiria, tai tiesiog su gerumu ir meilė tą žmogų paleisti. Nedirbtiniu, neapsimestiniu, nekaukiniu to gerumu ar meilę. Bet tiesiog reikia prasidirbti su savim, kad tų emocijų, tų jausmų ir tų vibracijų, žinai, va tavy nebūtų. Nes jeigu tu iš vienų santykių išeisi Kitus, ne? supranti, su visu tuo, žinai, negatyvumu, su visu tuo, tai tu perneši į kitą santykį tik kitų veidų. Ta pati santykį tik kiti veidai ateis. Jo, ir tada jau karma kalta Ir palieka. kada jau supranti, nu, tu perkursi, tu išsineši tą energetiką ir tu vėl statai ant tos energetikas visą kitą, ir tu pritraukinėji tą patį. Taip. Čia niekas, supranti, niekas nesako, kad žinai, kad tokiuose dalykuose čia yra skyrybos 100% garantuotos. Aš pažįstu daug žmonių, kurie, kurie tai, kaip pasakyti, atlaikė, kurie perėjo kartu ir gyvena toliau ir laimingai. Ir kuria tą santykį kitokį iš naujo, kūrybiškesnį, brandesnį, tokį, žinai, sąmoningesnį. Ir žinau, nu, žmonių, kuriem tiesiog tapo nepakeliui. Bet ant to smūgio, kaip mano sprendimas nebuvo priimtas, žinai, ant emocijos. Mano sprendimas buvo toksai, žinai, išjaustas, iš vidaus išgalvotas, aptvarkytas, taip toliau ir panašiai. Aš pradėjau, ne, žinai, taip, nukertu ir viskas tam, bet aš pradėjau nuo savęs. Tame santykiai, žinai, nuo savęs, su savimi dirbimo, pasižiūrėjimo, taip toliau panašiai ir po to va taip išneša. Ne iš karto ten, oi, aš bėgu, ten visą kitą. Man taip ne, nesuveikia, nes ką aš norėjau išsinešti, žinai, viską transformuoti, tą savo emocijas ir visą kitą, aš norėjau išsinešti švarą. Aš vidui norėjau jausti, kad aš žmogų, žinai, paleidžiu, bet aš paleidžiu jį mylėdama, ne taip, bet va taip su šviesa mylėdama, linkėdama jam gero. Nu taip, čia labai taip gražu. Aš tikiu, kad daugeliu gali būti ir sunku vienom tai padaryti. Tai Vilma kaip tik ir, nu, pasakysiu, specializuojas, dirba, ne? Patirtim. Taip, su šitą sritim, tai Vilma pasidalins nuorodą į savo grupę. Taip. Arba tiesiog jai galit rašyti. Jo, aš sukūriau grupę Ramybės erdvė su Vilma. Kodėl Ramybės erdvė? Todėl, kad aš pati tos ramybės labai norėjau ir labai apie ją svajojau. Ir aš tą ramybę tokią kūriau, žinai, tą tokią uostą, ten, kur man yra iš tikrųjų gera. Ir aš kviečiu visas moteris, kurios su tuo susiduria, su kuo aš susidūriau, ką tik papasakau. Čia nieko stebuklingo nėra, čia tiesiog tokie šablonai, toks elgesys, tokios emocijos, tokios mintis, čia niekam naujo nieko nepasakai. Tai nu, aš tikiu, kad jeigu jau papuolė paklausyti, tai kažkam čia bus tai, ko išgirs, nes nieko šiaip savo mes, kaip žinom, nebūna. Man, žinai, ką aš galvoju,
aš truputį pasakysiu. Man atrodo, kad mes kartais labai dalykus suasmeninam ir priskiriam labai per daug asmeniškai ir per daug savo. Visą tai, ką aš čia kalbėjau, aš kalbėjau paėmus bendrai apie emocijas, kokios yra, kokie yra modeliai, kokie yra jausmai, kokie mintis ir kokie iš to išeina veiksmai. Čia nėra konkrečių žmonių, pavyzdžiui, aš ir mano buvęs partneris, arba Rita su Jonu, Sigutis su Onute. Ne, čia yra bendrai paėmus, kur gali tikti bet kam. Juk tu irgi dirbi su moterim, tu irgi žinai, kad tie dalykai, nu jie yra Nu taip. tokie labai labai specifiniai ar išskirtiniai, kad tik vienam žmogui, taip vienam pasauliu, nu ne. Oi, tai čia būtų labai smagu, kad mes būtumėm visi tokie unikalūs ir tik vienas tą patirtum ir kitas nežinotų. Gal ir bus smagu būtų, bet taip tikrai nėra. Daug moterų tai patiria. Ir aš tikiu, žinok, netgi man tokia mintis, kad netgi ir vyrai būna, kurie pameta save santykiuose, kad čia netgi ir į kitą pusę apsukus labai puikiai viskas šitas tiktų. Tai daug kas su tuo susiduriam tas ir daug kas bijom į save pažiūrėti ir pradėti nuo savęs ir bijom to, kad ne išoriai tos laimės reikia ieškoti, o vėlgi savyje. Daug mes visi iš to paties einam į tą patį. Visi norim laimės, Jo, visi žinai, norim ramybės, meilės. jo, ir mes visi turim jausmus, tiek vyrai, tiek moteris. Taip. Ir mes visi mylim, ir kenčiam, ir džiaugiamės, ir liūdėm, ir esam patenkinti, ir nepatenkinti. Taip. Tai žinai, čia gali dėti labai lygybės ženklus. Tikrai taip. Tai ką, Vilma, ačiū tau labai, kažkaip labai jaučiu, kad kažkam tikrai, ką turėjom perduotam, perdavėm. Ir tik man toks pabaigai palinkėjimas tiem tom, kas jaučia, kad jau šiai dienai jau nebegerai, nekentėkit savo tose kančiose, visada išėjimas yra ir kuo greičiau tai padarysit, tuo greičiau vėl galėsit džiaugtis ramybę, meilę, gyvenimu, viso to, ko jums trūksta šiandieną. Tai ką, Vilma, dar norėtum? Ja, noriu pasakyti, jeigu pavyksta vienam žmogui, vadinasi, gali pavykti ir tau, ir kitiems. Tikrai taip, tikrai taip. Ja. Tai ką, tada jau atsisveikinam, turbūt tiek užsiplepėjom. Tai gero penktadienio visiems. Jo, gero penktadienio ir ate.